Labą dieną. Šiandien turim 118 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjom kalbėti apie Italijos kelią į susivienijimą. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie Piemonto iškilimą. Taigi 1848 metų revoliucijai pralaimėjus sumažėjo Madzinio šalininkų, nes visuotinio liaudies judėjimo sukelti nepavyko. Todėl nacionalinio susivienijimo šalininkai nuo šiol didžiausias viltis ėmė sieti su Piemonto Sardinijos karalyste, kuri atkakliai kovojo prieš Austrijos viešpatavimą Apenynų pusiasalyje. Karalius Viktoras Emanuelis II politiškai nebuvo labai išmintingas, bet turėjo gerą patarėją, tai yra Piemonto ministrą pirmininką grafą Kamilą Kavūrą. Būdamas liberalas, Kavūras Anglijos pavyzdžiu pertvarkė Piemonto Sardinijos valdymą. Įgyvendinus reformas, Piemontas tapo viena pažangiausių to meto valstybių. Buvo skatinamas pramonės ir geležinkelio tinklo plėtimas, sukurta pažangi mokesčių ir rinkliavų sistema. Už dalyvavimą Krymo kare prieš Rusiją Piemontas užsitikrino Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos palankumą. Ketindamas sutvirtinti Piemonto kaip nacionalinio judėjimo vadovo pozicijas, Kavūras Piemonto parlamente skatino patriotinės antiaustriškas kalbas apie karą prieš Austriją. Ieškodamas paramos užsienyje, Kavūras suartėjo su Prancūzija. 1858 metais Plombiere, Kavūras ir Napoleonas III pasirašė slaptą susitarimą. Prancūzija įsipareigojo Piemontui suteikti karinę pagalbą kare prieš Austriją. Plombiero susitarimai buvo naujovė XIX amžiaus tarptautiniuose santykiuose. Juose buvo numatyta sąmoningai išprovokuoti karą. Po derybų Kavūras Viktorui Emanueliui rašė, kad jiedu su Napoleonu III palinkę prie žemėlapio ieškojo patogios vietos, kur toks konfliktas galėtų būti išprovokuotas. 1858 metų pabaigoje Austrija Lombardijoje ir Venecijoje paskelbė jaunuolių šaukimą į austrų kariuomenę. Tai sukėlė nepasitenkinimą, jauni italai ėmė bėgti į Piemontą. Tai buvo pretekstas Kavūrui rengtis karui. Austrijai paskelbus ultimatumą, abiejų valstybių karo veiksmai prasidėjo 1859 metų balandžio mėnesį. Austrai įžengė į Italiją, net neturėdami tinkamų žemėlapių ir nesutrukdė susijungti prancūzų ir Piemonto kariuomenėms. Austrai buvo sumušti,
Lombardija ir Milanas buvo išvaduoti. 1859 metais Toskanoje, Modenoje, Parmoje prasidėjo revoliuciniai sąjūdžiai. Sušaukti parlamentai nutarė prijungti šias šalis prie Pjemonto. Įvykiai šiaurėje paskatino nacionalinį judėjimą Italijos pietuose. Sugrįžęs iš emigracijos, Garibaldis surinko 1000 savanorių ir 1860 metais gegužės mėnesį su jais atplaukęs iš Genujos išsilaipino Sicilijoje. Neapolio karalius čia turėjo 20 000 žmonių kariuomenę, kuri, atrodo, lengvai galėjo sutriuškinti Garibaldžio vedamą studentų, poetų ir laimės ieškotojų būrį. Tačiau išsiskaidžiusi kariuomenė pasipriešinti nesugebėjo. Liepos mėnesį visa Sicilija jau buvo Garibaldžio rankose. Neapolis ir Sicilija buvo prijungti prie Pjemonto. 1861 metais vasario mėnesį Turine susirinko pirmasis Italijos parlamentas, kuriame nebuvo tik Romos ir Venecijos atstovų. Viktoras Emanuelis II buvo paskelbtas Italijos karaliumi, o sostinė iki 1870 metų tapo Florencija. Suvienijus Italiją, Pjemonto vyriausybė, neatsižvelgdama į pietinių kraštų tradicijas ir papročius, primetė jiems savo valdymo struktūrą. Neapolio karalystės papročiai ir įstatymai buvo panaikinti ir uždrausti. Kraštas buvo beatodairiškai ekonomiškai išnaudojamas. Pietų italai ėmė reikšti nepasitenkinimą atėjūnais iš šiaurės. Suvienytos Italijos parlamentas paskelbė, kad valstybės sostinė turi būti Roma, tačiau Pijus IX nesutiko prijungti savo valdų prie suvienytos valstybės. Roma prie Italijos buvo prijungta tik 1870 metais per Prancūzijos ir Prūsijos karą. Į Romą įžygiavus italų kariuomeniai popiežius atsisakė pripažinti prijungimą ir užsidarė už Vatikano sienų. Nors politiškai Italija buvo suvienyta, tačiau ekonominiu, socialiniu, kultūriniu požiūriu ji buvo nevienalytė šalis. Dėl nuolatinių karų ji buvo išsekusi, plito korupcija. Tik kiek vėliau valstybė ėmė remti geležinkelių tiesimą, pramonės vystymą atsilikusiuose šalies rajonuose. Kadangi už Italijos ribų gyveno daug italų, daugiausiai Austrijos pakraščiuose, norėdama nukreipti gyventojų dėmesį nuo vidaus sunkumų, vyriausybė vis ragino prisijungti ir tas žemes, kur daugumą gyventojų sudarė italai. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie Pjemonto iškilimą. Kodėl Prancūzija rėmė italus, kovojusius prieš Austriją? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie
karą prieš Austriją. Apibūdinkite Garibaldžio veiklą vienijant Italiją. Kokią reikšmę Italijos suvienijimui turėjo Prūsijos, Austrijos ir Prancūzijos Prūsijos karai? Pasakokite, apibūdinkite ir atsakykite remdamiesi pateikta medžiaga ir žiniomis.